Viską, labą dieną, tai šiandieną 10-okai toliau mokomės su Exceliu, kovo mėnesio atsiskaitimai bus kartojimas iš Excelio, tai prieš tai mes darėm count ifą, sum ifą, ifą darėme su Exceliu tuos darbelius ir šiandieną va matote, ką mes darysime, tai yra padarysime, reiškia viršelis, grafikos va tokius elementus padarysime, formatavimą darysime ir va šitie dalykai. Tai dabar jūs įsijunkite visi Excelį, visi įsijungiam naują Excelio lapą, naują dokumentą Excelio, va, pas mane naują dokumentas Excelio ir va čia kur yra sheet, pas mane viskas angliškai, pas jumis lietuviškai, reiškia, jūs turit padaryti, kad būtų 5 darbo lapai. Kaip tai darysime? Paspausime 5 kartus, reiškia, šitą pliusiuką, ne? Pliusiuką. Čia mes kartojam 7 klasės kursą, nes jūs 10 klasėje ne visi rinksitės 10 klasėje ne visi rinksitės informatiką, tai jūsų šitas pažymys yra labai svarbus, jums liks visam gyvenimui ir visos žinios tos liks. Todėl aš noriu pakartoti, kas svarbiausia gyvenime, su kuo susidursite labiausiai. Tai Excelis ir Wordas. Tai per šitos 2 mėnesius žadu Excelį ir Wordą nuodugniai pakartoti, dar ką pamokyti, reiškia, ir kad jūs išeitumėte į gyvenimą paruošti. Tai dabar mes matome nuo šitos darbo lapus. Dabar tiem darbo lapam uždėkite spalvas. Uždedam visi, kokias norite tik spalvas, bet visi turi būti nuspalvyti. Kaip tai daryti? Spaudžiam dešiniu pelės klavišu ir susirandame colors arba spalvos ir rinkatės bet kokią spalvą, bet kad būtų skirtingos spalvos. Gerai? Pasirinkate bet kokias spalvas, bet jos skirtingos turi būti. Bet kokias spalvas renkamės, bet kokias, tik tai, kad jos būtų skirtingos. Tai pasirinkam visi spalvytės. Ir reiškia, va mes turime visas spalvas, sakykime taip. Dabar pirmą darbo lapo ausytę pakeičiame užrašydami viršelis. Rašome lietuviškai, viršelis, jeigu nespėjat pakeisti kalbą, tai pakeiskite viršelis. Ir dabar matome, kad yra, berniukai, aš norėčiau, kad tyliau, gerai? Čia, kur ypatingai prieki. Tai reiškia, tai viršelis ir viršelėje mes dabar turime atrinkti, yra 2000 stulpelių ir 65 000 eilučių. Kaip sužinoti, kuriam mes darbo lapė galim, kur pradžia, kur pabaiga. Tai spaudžiame šitą įrankį, View va šitą paskutinį, ne? Ir pasirenkam prieš paskutinį įrankį. Jis papilkėja ir vėl grįžtam į normalų. Ir vat atsirado, matote, I ir J stulpeliuose tokia juosta. Tai čia vat baigėsi pirmas A4 formato lapas. Va čia baigėsi A4 formato lapas. Ir jo pabaiga apatinė yra I47. I47 lapas, I47. Tai matot, kaip darbas. Dabar viršui užrašome Kauno varpo rašome iš lietuviškose kabutėse, Kauno varpo ir iš didžiosios, Kauno varpo gimnazija, Tai viršelį, mes dirbam dabar tik su viršeliu. Kauno varpo gimnazija, Kauno varpo gimnazija, dabar D23 laukelėje rašome MS, Excel, Microsoft, supraskime, Excel, pratimai. Galite iš didžiųjų raidžių, aš čia rašau iš didžiųjų, galite iš mažųjų, čia netiek svarbu. Ir padarom, kad jisai turėtų Time New Roman šriftą ir jo dydis raidės PT vadinamas 28. Time New Roman 28 PT. Dabar
E40 rašom autorių. Autorius, tai yra jūs, autorius, jūsų vardas, pavardė, klasė. Tai yra autorius, aš rašau vardenis, pavardenis, kablelis, klasę nurodote, aš rašau antra Z, ne? Antra Z, o jūs rašot savo klasę. Antra Z, gimnazijos klasė. Toliau, tikrino, dvitaškis, informatikos mokytojas metodininkas, tai IMM, informatikos mokytojas metodininkas, IMM, Artūras Šakalys, jeigu ten kažkas tai... Taip, Artūras Šakalys, ne? Gali čia dar metus parašyti, kad 2025 metai. O, atsiprašau labai, vot reikia visą laiką perenginėti, 2025. Gerai, 25. Tai mes viršelį padarėme, viršelis yra, dabar tik tai mūsų viršelio užrašas, kad čia tokia mokykla yra labai negražus. Tai jį dabar padarysime, kad jis būtų per puslapio plotą. Pasiemam, pažymim puslapio plotą, tai nuo A1 iki I1 pažymime. Ir galima dviem būdais tą padaryti suliejimą. Šituo įrankiu, kur pagrindiniam yra, paspausite sulies, ir yra įdomesnis. Tai paspaudyti dešinės perlės klavišų, formatuoti duomenis ir paimam čia suliejimą ir paimam čia, galim padaryti dar vienas, galima tiesiog padaryti across selection. Pasirinktą cross selection arba pasirinktą fragmentą, ne, ir center, ne, ir galima čia dar padaryti, reiškia, tokį suliejimą. Tai paspaudžiam ir matot, kaip gražiai viskas padaryta, išcentruota, sutvarkyta. Taigi mes viršelį turime, jeigu paskui ateity mes dar įdėsim paveiksliuką kokį nors, reiškia, surištų su Exceliu ir tai bus labai gerai. Dabar, pagal mūsų naują, reiškia, informaciją, mes čia dabar turime grafiką. Va dabar darysim va šitokius dalykus, va grafiką. Tai antrą ausytę parašome grafiką. Antrą ausytę arba darbo lapas rašome grafiką. Grafiką. Ir dabar jau išmokote arba pakartojote tiksliau, reiškia, kaip padaryti puslapio informaciją, kad matytųsi, kur baigėsi puslapis. Tai padarome, kad puslapio linija atsirastų tarp I ir J. Ir dabar reikia, kad čia būtų viskas kvadratukais. Viskas turi būti kvadratukais. Kaip tai padaryti? Paspaudžiame ant tarp A ir I tuštę tokį laukelį, va čia paspaudžiam ir jis visas turi papilkėti. Va paspaudžiau, ne? Visas papilkėjo. Dabar paimam tarp B yra, galima, ar bet kokį kitą, traukti tol, kol pasirodys, kad kvadratas. Taip vizualiai, paprastai, nors vienas stulpelis kvadratas, ne? Op, ir visi pasidarė kvadratai. Dabar A2 laukelyje padarome 6 kvadratėlius į horizontaliai, 6, reiškia, kvadratėlius horizontaliai ir 6 kvadratėlius vertikaliai. Tai blokas toksai bus kvadrato. Va. Taip. Ir mes jį iš karto padarom su rėmeliu. Rėmelis turi būti storas ir vientisas rėmelis. Va čia matote, iš pagrindinio nueinam į rėmelius ir pasiemam, kad būtų storas rėmelis. Va čia mūsų rėmelis. Tai va čia mūsų padarytas pirmas kvadratukas. Dabar tą kvadratuką dauginsime 8 kartus, tai bus viso nuo 9 kvadratukai. Padarome tuos kvadratukus. Kopijuojame kvadratukus, kad jų būtų 9. Kad jų 9 kvadratukai būtų.
pirmą mes neliesim, nes pirmas yra mūsų, kaip pavyzdys, iš ko mes čia darėme tos kvadratukus, o kitus mes kaitaliosime. Dabar nebūtinai, aišku, pagal tą tvarką, kaip aš čia su kitais dirbau, bet galim laikytis į tą pačią. Tai dabar antras kvadratukas turės būti nuspalvytas bet kokia jūsų norima spalva, o trečias kvadratukas bus uždėtas tekstūra. Nu, pabandom padaryti mūsų darbe. Tai dabar šį čia dedame bet kokią spalvą. Tai kaip tai yra? Pažymime, nueiname į pagrindinis ir paspaudžiam kibirėlį. Kibirėlyje randame bet kokią čia spalvą, kokią tik tai tinka. Ir paspaudžiam ant jos. Tai mes turime spalvą. Va čia yra spalva. Bet dabar reikia spalvą su tekstūra padaryti ant trečio. Kaip tai darysime? Pasižymime trečias reiškia kvadratėlį, nueiname į formatuoti ir susirandame fill, užpildas, užpildas. Čia va šitoj vietoj susirandam tekstūrą. Pasirenkam kokią tik tai nori tekstūrą. Pasirenkam bet kokią tik norim tekstūrą. Pakeiskit gerai tiem pavėlavusiam, nes jau pavaduotoja gali pamokos, dabar aš pamoką įrašinėjau, aš dabar įrašinėjau pamoką, nes jie vėluoja, nieko nežino. Gerai, tai dabar mes darome tekstūrą ir uždedam spalvą, tekstūrą ir uždedam spalvą, tekstūra ir spalva. Ir spaudžiame OK. Tekstūra ir spalva. Mes matome ir tekstūrą, ir spalvą. Ir tekstūra ir spalva. Dabar nueiname į ketvirtą. Ketvirtame mes taip pat padarysime tokias linijas, kad gautųsi spalvotos linijos su reiškia linijų tam tikrą formą. Ne? Tai dabar nueiname tą padarome ir pasižymime reiškia visą tą laukelį ir dabar nueinam į formatavimo įrankį ir pasiemam, kur yra border arba reiškia rėmeliai. Tai dabar mes padarysim įstrižainis, va čia įstrižainį, paimam įstrižainį, paspaudžiame įstrižainį ir tą įstrižainį padarom, kad jis būtų su spalva. Tai kokią nori, tokią spalvą renkatės, aš pavyzdžiui žalią šį kartą imsiu. Ir bakstelkime ant, reiškia, linijos. Ta liniją irgi galim modifikuoti tokią, kokia jums patinka. Ne tokią, kokia man reikalinga. Nuspalvinam. Ir dar nuspalvysime visą, reiškia, mūsų lentelę galit nuspalvyti, galit nenuspalvyti. Čia pagrindė buvo linijos. Toliau žiūrime, kas reikalinga mums padaryti. Mums reikia padaryti, kad mes eilinį padarytume langelius, o tokius vien tik langelius pažymėtume. Šitą yra labai lengva, tai nueiname į sekantį mūsų kvadratėlį ir pasirenkame iš rėmelių, pagrindinis rėmeliai, pasirenkam visi rėmeliai ir užsidedam va šitokie kvadratėlius, tokius kvadratėlius. Toliau, nueiname į šeštą ir pasižiūrėm, kas mums šeštame reikalinga. Čia mes nuspalvysim, jau žinote kaip spalvyti, dabar nuspalvinam bet kokią figūrą skirtingom spalvom. Aš čia T raidę nuspalvinau, ne? Jūs nuspalvikite, kokie jūs norite, galite kažką tai. Tai, sakykime, rodau, kaip bet kokią spalvą renkatės, ne? Neturi reikšmės kokia spalva. Reiškia, pasirenkate spalvą ir pasirenkame spalvas. Pasirenkam spalvas. Pasirenkam kokią tik tai norim spalvą. Ir mes turime kažkokią tokią figūrą, bet į skirtingų spalvų, ne? Kad ne viena spalva nesikartotų. Ne? Na ir dabar pažiūrime, kokios likusios yra. Tai likusios yra, mes matome, dabar padarysime liniją, briešim liniją.
paskui dėsim kažkokį, reiškia, smailiką ir panaikinsime nuo mūsų kvadratėlio vieną šoną, kad jis būtų be šono ir paskutiniam uždėsim kokį paveiksliuką. Nu tai dabar padarom ten savo darbe šitos visus darbus. Tai čia nubrėžkime brūkšnį, tai mes nubrėžėme brūkšnį, parodo, kaip brėžiam brūkšnį, pasiemam brūkšnį ir brėžėme tą brūkšnį kokią nori kryptim. Brėžėme brūkšnį kokią nori kryptim. Va, nesvarbu ten, kad prieš tą anam kitoj pusėje buvo. Čia galim pasirinkti spalvą ir galim pasirinkti, kaip atrodys tas brūkšnys. Gal pasirinkti brūkšnį storą, ne? Galim storą pasirinkti. Galim tą storą padaryti, kad jis būtų su tokiais tarpais, ne? Va, tai mes turime va tokį, reiškia, brūkšnį, ne? Pasidarė. Čia įdėsim smailiką, įdedam smailiką. Tai mes įdėkime smailiką ir dabar paspaudžiame ir susidedame, įdedame kažkokią, nu, galim širdutę įdėti, kadangi jūs esate geri, mokiniai, visa kita, tai galim širdutę įdėti, reiškia kažkokią spalvą pasirinkti. Jeigu nėra kažkur tai mums tinkančios spalvos, tai paimkim ties panašiai kažkokią. Tai va, spalva. Ir čia įdedam paveiksliuką, kažkokį paveiksliuką įdėkim. Aš tų paveiksliukų gal daug neturiu, jūs galite iš interneto susirasti, tai galite įsidėti paveiksliuką. Tai mes įsidedam paveiksliuką ir įmetame tą, kaip čia mes darome. Ir reiškia, ir va čia įmetame paveiksliuką, ne? Įdedam paveiksliuką. Nu va, tai šito darbas kaip ir baigtas. Tai dar galim pasitikrinti, bet čia originalas, čia su spalvomis, čia su linijomis, čia kvadratukai, čia nupiešta figūra kažkokia, čia linija, čia simboliukas ir čia yra paveiksliukas įdėtas. Tai čia grafika buvo. Dabar mūsų užduotyje kitam yra formatai. Darysim formatus. Darysim pinigų formatus, laiko formatus, datą ir žodžio. Tai pinigų, laiko, datos ir formatus. Taigi nueinam dabar į mūsų trečią darbo lauką, darbo langą, į trečią. Čia užsirašome formatai, ant ausytės. Formatai, ant darbo, reiškia formatai. Ir čia dabar mes rašome pinigai, laikas, data, žodžiai. Čia aišku daugiau yra tų formatų, bet čia tokie pagrindiniai, net 7 klasės, čia kartojimą darome. 7 klasės, tai noriu priminti 7 klasės kursą 10-okams, tai mes ir pabandom. Taigi pinigai. Dabar bet kokius skaičius, 4 skaičius sudedame, tai sakykime, įdedame čia bet kokį skaičių, čia įdedam bet kokį skaičių, čia įdedam skaičių ir čia įdedam bet kokį skaičių. Taip, 4 laukius. Laiką. Laiką mes užrašome dabartinį laiką. Toliau mes įrašome datą. Tai bus šios dienos dabartinis laikas. Ir čia bus yra šiandieną 21 diena. Ir žodžiai. Tai užsirašome savo vardą, užsirašom. Žodis tai yra jūsų vardas.
Va. Tai žodį iš karto galim padaryti per 4 langelius pratempti, kad būtų šitas. Toliau data taip pat gali būti, ne, laikas. Laikas taip pat gali būti pratemptas ir data pratempta. Data. Va. Jeigu atsiranda grotelės datoje, tai supras, kad reiškia netelpa data, tai pratempiam truputėlį, kad būtų tilptų. Tokį daugiau palikit, nes čia datas darysim. Gerai, dabar darom formatus. Tai mes matom pinigėliai, pinigai yra 67, tai čia yra pagrindinis skaičius, sakykime, kad tai skaičius. Dabar antram laukelį, tai C3 laukelį, padarysim, kad tai būtų tik skaičius, bet po kablelio 5 vietos, po kablelio 5 vietos. Paspaudžiame ant, reiškia, laukelio, nueiname formatuoti lauką, pasiemame skaičius ir po kablelio turi būti 5 vietos. 5 vietos. Paspaudžiam gerai ir va matom 5 nuliai po kablelio. Ne? Toliau, šitie kiti skaičiai yra formatuoti pinigais. Tai D3 laukelyje turi būti eurai, o E3 laukelį doleriai. Tai pabandom juos surasti. Tai dabar paspaudžiam dešiniu pilies klavišu, nueinam į formatuoti lauką, susirandam pinigus, tai pinigai, valiutą, ir, sakykime, doleris mums arčiausiai šoko, tai tą galim dolerį paimti, po kablelio mes nieko nepaliekam, nulis tegul būna, ir matom čia doleris, ne? Dabar čia eurą padarom tokią pačią tvarką, taigi formatuoti laukelį, vėl pinigai, ir nueiname, ieškome euro. Ieškom euro, tai gali būti, nesvarbu koks euras, euro reiškia euras, ir mes pasirenkame po kablelio nei vieno. Ir mes čia eurą turim. Taip, tai galim išcentruoti, pasižymime ir išcentruojame. Ir dabar su laiku ką darysime? Laikas yra pirmasis mūsų laikas toks. Dabar nueinam formatuoti laiką, padarom lietuvišką laiką, kad rodytų lietuviškai. Tai dabar nueinam su dešiniu pilies klavišu vėl ten pat, formatuoti lauką, nueinam į date, į time arba laikas. Time ir pasirenkam, kad Lietuvos būtų laikas. Susirandam Lietuvą. O ten kitose padarysit, kokius norėsite. Lietuva ir aš patį ilgai tą pasiemu ir pas mane va toks lietuviškas laikas. Čia gali būti šitose dviejose laukeliuose, galite bet kokį laiką paimti, ar kiniečių, ar anglišką, arba, bet kokį, ne? Tai pasienam, svarbu, kad jūs žinot, kur rasti tą laiką. Tai laikas, tai time, laikas, susirandat šalį kažkokią, sakykime, Japonijos laikas, japonų su kringeliukais įdėsim. Ir tegul būna japonų formatą susirašom. Na ir dar vieną kažkokį laiką. Laikai. Va. Ir dar pasiemam laikas, time, time ir pasiemam Australiją. Taip, va. Tai mes turime, ne? Austrija, Australija, nesvarbu, kokius pasimsit laikus, čia neturi reikšmės, svarbu, esmė yra informatikoje, kad susirasti. Kada jums reikės dirbti jau konkrečiai, padaryti tokį darbą, tada jau čia bus kitaip. Gerai, dabar, ką su savo vardais, su žodžiais? Žodžius mes vartysime. Pirmą paliksite taip, kaip yra, antras turi būti 90 laipsnių, kaip tai darysime. Paspaudžiame formatuoti, vėl lauką. Nueiname į antrą auselę ir randam va šitą įrankį, kurio gali sukti kaip nori žodį. Tai mes sukam dabar 90 laipsnių, ne? 90 laipsnių ir žodis atsirado 90 laipsnių. Dabar padarom kitą žodį 45. Aišku, galima su šito padaryti taip pat, reiškia, sakykime, įrankiu 45. Na ir taip pat galima su šito, kad aukštinkojom būtų apverstas, ne? Čia buvo, matot, Artūras nuo A apačioj, o čia iš viršaus. Va,
Tai manau, kad viską tokia truputį priminiau jums, kaip daryti darbą. Dabar jūs parodysite, kaip jums pasisekė tą padaryti. Aš jums rodžiau viską, jūs viską matėte. Kas nespėjo, galės pasižiūrėti filmuką. Va, tai ačiū, kad žiūrėjote.